Lyderis rinkodaroje. Rizika ar būtinybė? Verslas į politiką nesikiša, čia jie tegul tvarkosi, žinai, mes čia kaip ir žinai, bet jūs ten laikykitės ten, žinai. Aš sakau, tada aš nesutinku. Eva yra draugas ar ne? Eva yra draugas, jau pirmas momentas. Eva bijo sudalyvauti kažkokiam procese, kuris susijęs su politika, Eva nebijo, nes mes drąsūs. Bet komunikaciškai čia galėjo įvykti tragedija. Reikia mokėti gyventi dūžtančiose formose. Kai suprasit šitą, atsivers pasaulis. Sveiki, aš esu Eglė Pilipaitė, rinkodaros inžinieriaus įmonės vadovė ir šiandien kalbėsime laidoje apie lyderystės svarbą rinkodarą. Ar tai būtinybė ar rizika? Į laidą pasikviečiau žmogų, kurio lyderystė yra aiški, matoma ir labai autentiška. Gediminas Kvietkauskas. Labas. Sveiki, Gediminai. Labas. Gediminai, vis dar yra tokia situacija, kad vadovai bijo būti matomi, slepiasi, o jūsų lyderystė tapo labai aiški, matoma ir jūsų viešumas dabar neatskiriama jūsų dalis. Kaip tai įvyko ir kaip tai pakeitė jūsų įmonės situaciją? Pradėkime nuo to, kad netapo. Aš niekada nesislėpiau ir visada buvau atviras, aš esu ekstravertas. Išskyrus po to, kai grįžtu namo, tai aš nenoriu nieko matyti daugiau, ta prasme, tada aš žmonių nenoriu, pavargau. Bet čia natūrali savybė, tiesiog aš buvau paauglystėje skaitovas, lipdavau ant scenos, dalyvaudavau konkursuose, su Balio Sruogos poezijos konkurso laureatas, tarp kitko, 12 klasėje buvęs. Ir man viešas kalbėjimas niekada nebuvo svetimas. Ir imdavau kiekvieną sceną, kurią galėdavau. Tai kiekviena scena tai reiškia, kai buitiniam lygmenį kalbi. Taip aš esu turėjęs viešojo kalbėjimo mokymų ciklą, bet specialiai neėjau mokyti su grupe, stipriai permokėjau. Turėjau privatų mokytoją, su kuriuo, tarkim, ten gerą pusmetį mokiausi. Iš dalies tai mane pagadino. Kodėl? Nes viešojo kalbėjimo disciplinoje yra daug visokių taisyklių. Pavyzdžiui, kaip laikyti rankas tam tikroje situacijoje, atsistojus, ten, kad nepadaryti, pavyzdžiui, tokio, žinai, ten ženklo, žinai, kokio nors, žinai, tokių visokių dalykų, kur paskui tu kalbi ir tau atsiranda mąstysena blokas, nes tu kalbi ir pradedi analizuoti save, ar tu teisingai stovi, ar ten teisingai tą ranką padėjai. Tai kažkiek pagadino, bet paskui įsivalė, bet davė ir įgūdžių. Šiaip kur paslaptis yra, kur man labai patiko mano mokytojo mintis, kad imk kiekvieną įmanomą sceną. O scena yra, nebūtinai scena yra tribūna ar ten užlipti ant scenos. Scena yra močiutės gimtadienis tosto pasakyti, tai jau scena. Ir imi tą kiekvieną sceną, kiekvieną įmanomą šansą pakalbėti ir taip lavini savo įgūdžius. Ir tada tas pats viešumas, tai, kad jis dabar matomas, tai turbūt dėl to, kad tas verslas užaugo ir yra rezultatai ir tas matomumas padidėjo natūraliai. Tai viena priežastis, bet ir anksčiau, kol verslas buvo mažas, aš visą laiką treniravausi, stengdavausi kuo didesnį viešumą kaip vadovas turėti. O vadovo viešumas kaip lyderio, tai yra svarbu ne tik tai išoriniai komunikacijai, bet ir vidiniai komunikacijai. Tu transliuoji ne tik išoriai žinutes. Tu kalbėdamas ir išreikšdamas mintis, statai savo lyderystę ir prieš savo kolektyvą darbuotojus, nes iš to darbuotojai tave pažįsta, su tavim susipažįsta, iš to gimsta autoritetas, iš to gimsta vertybinis organizacijos stuburas, nes vis tiek organizacijų turi būti tam tikrų vertybių žmonės sueina į vieną organizaciją, kitaip nebūna. Iš tikrųjų, dabar ką pasakėte, tai jūs labai teisingai įvardijot, kad jūs esat lyderis ne tik išorėje, bet ir viduje. Ir lyderis ir komunikuojate ne tik išorėje, bet ir viduje. Ir ta komunikacija viduje labai įdomu, kaip jūs paskatinate savo darbuotojus, pardavėjus, pardavimų vadybininkus, nebijoti, taip pat filmuotis, kalbėti, nes čia kartais būna labai sudėtinga užduotis. Normalu, kad yra žmonių, kurie niekada nestos prieš kamerą ar ant scenos. Tai visiškai natūralu, nes yra tokių žmonių. Bet organizacijai augant, išauga natūraliai ir žmonės, kurie kalba profesinėmis temomis, tada pasiskirstai, kada yra profesinė tema, kas lipa ant scenos, kada yra ten kokia nors ten mažesnės bendruomenės, ten kokios nors rajono ūkininkų sąjungos, ten dalis, tai važiuoja mūsų įmonės atstovas, kuris atsakingas už tą dalį lipa ant scenos. Tai čia nėra, kad aš ruošiu, išsigrynina žmonės, kurie gali. O
organizacijos, kuriuose vadovas nenori šnekėti, visos organizacijos kažkom geros, bet ta prasme, jos jau riboja savo potencialą. Ir taip iš tikrųjų stiprinate prekės ženklo ir įmonės patikimumą, nes ir yra, kad įmonės patikimumas auga labiausiai tada, būtent kai vadovas yra matomas. Ir aišku, taip pat, kai prisijungia ir įmonės darbuotojai, kurie atsakingi už tam tikrus. Tai faktas, kad vadovas, jūs negalite apie traktorius kalbėti, ten specifiką ar ten kombainus, bet yra smagu, kad jūsų įmonėje žmonės taip pat sutinka, nes va čia tikrai dažnai būna iššūkis, kad nesutinka viduje. Ir tada reikia samdyti aktorius ir tai matosi, kaip pasamdomos merginos. Neteko tokio bajerio daryti. Teko. Labai, žinokite, dažnai tenka mums samdyti aktorius ir tada jau aktoriai kalba, kurie iš viso nieko nesupranta ir tada tas pardavimas būna tragedija ir ta komunikacija, ir kur išeina ta žinutė visa, jau neatspindi įmonės tikrų tų žodžių, kad ir pasako aktoriai. Tiesiog dėl to, kad viduje neatsiranda žmonių. O Gediminai, dabar taip palieskime gal tada tokias temas iš rinkodaros. 2017 metai. Žalgirio arena. Mega brangi rinkodara. Kaip jum šitas renginys pakeitė, galbūt padidino pardavimus, kokią įtaką turėjo jūsų įmonės veiklai, nes tas renginys tikrai buvo didelis, stambus ir kaip pat įsivardinot, mega brangus. Tai prieš tai buvo dar vienas renginys brangus, dar metai atgal, tik ne Žalgirio arenoje, kitoje vietoje. Čia buvo produkto, traktorius, brandas, įvedimas į rinką. Tai tas laikas, kai darėm, tai buvo nepamatuotai kvailas laikas, nes tuo metu dar mes buvom pakankamai nedidelė įmonė, be didelių raumenų ir apsižiojom stipriai per didelį kąsnį. Bet reikėjo įvesti brandą, kuris Lietuvoje buvo devalvuotas, kuris dabar yra, tarp kitko, lyderis, pirma, antra vieta rinkoje. Ir reikėjo kažko, ne visiems patiko tas mano žingsnis padaryti tą nes kainavo labai daug. Ir kaip tik mes pataikėm į ciklą, kad po to, kai mes padarėm tą mega renginį, rinkoje nutiko krizė ir tie pinigai, kuriuos išleidom renginiui, paskui labai buvo reikalingi išgyvenimui, kad neužsilenktų įmonė. Tai buvo 3000 ūkininkų, tai buvo traktoriai ant parketo, buvo Lietuvos žvaigždės, kurios koncertavo. Ta šou atsimena iki šiandien visi mūsų klientai, ūkininkai, bet tai buvo nepamatuotai rizikinga ir aš dabar jau moku matuoti savo sąmonę kiekvieną žingsnį, ką išleidė rinkodara ir kaip tai grįžta. Tuo metu nieks nemokėjom. Kainavo, grubiai sąmata buvo apie 140 000 eurų, bet prisiminkim, kad čia 10 metų atgal. Kai nutiko po to pardavimų krizė, tai skalpavo mane ir partneriai, ir kad prisitaškėjo, ne? Bet tas renginys iš tikrųjų davė šuolį mūsų pardavimam vėliau. Asociatyvi rinkodara, kai tu žmogui palieki prisiminimą ir už kelių metų gali virsti pardavimais. O kartais mūsų šiaip rutiniškai vieno ten kombaino didelio pardavimas užtrunka 3-4 metus, būna ir taip. Ir žmonės to nepamiršta, tu sukūrė emociją ir susikūrė naują įvaizdį. Tu buvai mažiukas, niekam nežinomas ir staiga tu padarai tokį wow. Tenka mums patiems įtikinti vadovus, kad žinomumas ir jis yra būtinas ir kai kurie renginiai, kai kurios kampanijos, jos yra skirtos žinomumui ir pardavimai ateis vėliau. Bet labai dažnai nori čia ir dabar ir ypač brangesnių daiktų ar paslaugų pardavimų čia ir dabar tikrai nebūna. Ir svarbiausia, kad jūs tai suprantate, tik aišku buvo iššūkis, kai jau skalpavo kiti už tokią alternatyvą. Bet sakėte, kad tai tas antras toksai renginys, ir aplamai ta partizaninė rinkodara pas jūs, tai jinai yra, nėra vienkartinis kažkoks įvykis. Jūs kartais darote partizaninę rinkodarą kaip eglutė iš traktorių didžiausia, didžiausias logotipas, kombainų lenktynės, teisingai. Kaip gimsta jums tokios idėjos ir tai dažniausiai būna jų sąmatos netokios jau mega brangios, jos tai būna idėjiškai svarbios. Ko mane išmokė ten tą Žalgirio areną, kad galima dalykus daryti labai pigiai, bet labai galingai ir efektyviai. Tai pavyzdžiui, ten tas Lietuvos rekordas, išpjautas didžiausias logotipas Lietuvoje, kaip ten pavadinti teisingai. Išpjovėm javų lauke, tai buvo ne tik apie logotipą, tai buvo apie technologiją, nes tame procese nedalyvavo kombaino operatorius. Mes uždavėm užduotį kombainui ir kombainas atliko užduotį. Atvažiavo į lauką kombainas, tai kuras,
išpjovė logotipą, grįžo namo, kuras. Nu, tada video montažas, viskas. Traktorių eglutė, nu tai čia iš vis, per dieną susibraižėm, ką reikia, Hebra sustatė traktorius, vakare išėjom, sufilmavom, viskas. Čia buvo ne tik tais, kad toksai, jisai labai greit paplito tą žinią ir jinai buvo pastebėta, ir buvo jūsų kalėdinis sveikinimas, jūs ten tikrai viename reportaže daug pasakote apie tai. Mes turim pagrindinį tiekėją, Massey Ferguson, kuris yra didžiausias pasaulyje technikos gamintojas, tai mes nusintėm jiem tą eglutę ir jie tą eglutę tais metais naudojo kaip tą kalėdinį sveikinimą tą e-mailam, kai siunti ten ir. Taip pat ta eglutė pateko ir į Lietuvos žiniasklaidą, į Telikus pateko, paskui pateko į 2 Amerikos kanalus, kur irgi parodė tiesiog kaip, wow. Na ir mes tai vardinam iki šiol brangiausią Lietuvoje kalėdinę eglę, nes ta prasme skaičiavus sumiškai traktorių vertę, kurie tą eglutę darė, tai tuo metu, man atrodo, jau kainavo apie 2,5 milijonų eurų. Tai nėra kampanija, tai yra staigios spontaniškos idėjos, kurių nepaleidai ir jas padarai. Ir mes nedarėm niekada jokių kampanijų. Mūsų rinkodara yra organinė, reaktyvi. Atsitiko kažkas, tu reaguoji. Tavo reakcija duoda kažkokį kūrybinį impulsą, kaip tą išpildyti. Jeigu pa žmogų trūksta kūrybos, tai jis to niekada nesugalvos. Tai visų idėjų generatorius jūs esate. Ne visada, ta prasme, jau yra komanda, ta prasme, atsineša irgi idėjų. Ir net jeigu mano idėja, tai aš pats ne visada gabus išpildyti, tai reikia geros komandos. O jeigu esi nekūrybiškas, tai greičiausiai tu nesi mūsų komandai, nes tos žuvėdros, kurios pakyla aukščiau, jos paskui save pasitraukia kitas žuvėdras, kurios kartu skrenda ir nori augti. Čia ne citata, bet čia epizodas iš Jonathano Livingstono žuvėdros. Ir yra ta nuobodi rutininė rinkodara, kurią reikia daryti ir privalai daryti ten apie techniką, apie parametrus, apie privalumus. Čia SOS tinklai, tada katalogai. Tai čia tokia higiena, kurią privalai daryti. Kai kas galvoja po šiai dienai vis dar, kad, pavyzdžiui, toj pačioj higienai telpa ir baneriai, pavyzdžiui. Mes, pavyzdžiui, jau daug metų, geras 10 metus turbūt atsisakė bet kokių banerių bet kur, atsisakė bet kokios perkamos spaudos, užsakomųjų straipsnių. Tai yra pinigų mėtymas į balą, mano akimis, ypatingai tokiam sektoriui kaip mes, nes ne iš laikraščio apie mūsų žino. Apie mūsų žino iš to, ką mes darom, nes paskui apie mus rašo, apie mus kalba. Vienoje jūs interviu kalbėjote apie butelio rinkodarą. Kai pirmą kartą išgirdau šitą savoką, man sukėlė taip šypseną, bet taip pagalvojau geriau. Autoristę prisiemu, nes tikrai aš ją sugalvojau. Wow. Ir toks paėmė juokas, galvoju, kaip Egle, butelio rinkodara, tu apie tai net niekada nepagalvoji, po to taip mąstau, kas tai tik networkingas, tai yra tiesiog eilinis, būtent, tai yra santykių rinkodara, eilinis networkingas ir gal galite papasakoti tokių juokingesnių situacijų iš to networkingo, iš to santykio rinkodaros, kur, tarkime, buvo įvykę. Kaip sektorių žemės ūkis, jisai turi daug tos butelio rinkodaros. Tai yra dažniausiai vyrų pasaulis, medžioklės, susitikimai, akcentas vis tik yra santykiai, ir santykių kūrimas tai yra mūsų įmonės sėkmės paslaptis. Mes daugybę metų kūrėm santykius ir įmonės viduje, ir su savo bendruomenė. Ne tik su tais klientais, kurie perka, net ir su tais klientais, kurie neperka, bet mes kūrėme santykius ir santykius su partneriais, santykiai yra key. Tai butelio rinkodara viena iš santykių statymo dalyko, ne? Tai tas juokingesnis epizodas, tai aš jau jį labai daug kartų pasakojęs. Vyksta paroda, aš išvažiavęs į konferenciją tuo metu jau buvau, skambina parodos organizatoriai, tipo, Gedai kažką daryk, sako, nes nutiko šis skandalas, gal gali ateiti čia pakalbėti. Ir pasirodo, mūsų palapiniai stende vyko butelio rinkodara su klientais. Ir vienas gerai prisirinkodarinės išėjo nelabai gaudydamasis aplinkoje į lauką prie traktoriaus. Ir prie traktoriaus nuliejo. Viskas būtų kaip ir užglaistoma, bet tuo metu kaip tik Seimo pirmininkas įėjo į mūsų stendą ir jis tą vaizdą pamatė. Tai tada jis
Pasuko, išėjo, bet turėjo daug nusiskundimų organizatoriam. Tai tų nuotykių daug visada yra. O konferencijų dabar metu, kai dalyvaujate, galbūt gaunate kažkokių keistų klausimų arba įvyksta kažkokia... Dieve mano, aš po reiklių tiek klausimų gaunu keistų, kad, ta prasme, aš tiesiog jau nebekreipiu dėmesio į juos ir man sunku pasakyti, kas yra keiščiausia. Ir nebeskaitot nei komentarų, nei nieko jau. Ne. Tai dabar kur tu benuini, ar konferencijoje, ar kur tu esi veidas, prie kurio daugybė žmonių nori pribėgti ir pasakyti, žinai, ką aš turiu idėją, žinai, geriausios idėjos, man reikia pinigų. Jeigu siekis yra pinigai, tai jau ta idėja yra žlugusi. Siekis turi būti arba idėja, arba laisvė, arba siekis būti laisvam. Ir tada, kai tu tą idėją jau pasieksi, jau kai tavo kaip žuvėdros sparnai išsimankštins, tu išmoksi kažką tai daryti, aukščiau skraidyti, pikiruoti, tai tada tu didesnį tą pinigą pasimsi, nes tu nuskrisi didesnį vandenyną ir tas pinigas nebus tik tai maisto šaltinis. Tu iš to pinigo toliau mokysies. Tu investuosi į tolesnį skraidimą, naujų įgūdžių paiešką, ribų laužimą. Čia yra paslaptis, kai žmogus ateina, kad ir pičinti, su mintim, kad man reikia pinigų tam ir tam, žinai, jau atsirado jau blokai, kaip galima užsidėti sieną iš karto ir pakalbėti gali, bet jau tu žinai, kad net pokalbis niekur neveda. O kai žmogus ateina su idėja, mes irgi kažkada kažkur turėjome eiti su idėja, nes reikėjo pritraukti kapitalą, reikėjo platinti akcijas Nasdaq'e. Tai tenaigi nenupirko žmonės traktorių įmonės akcijų vien dėl to, kad tai yra kažkas labai perspektyvaus. Niekas Vilniuje nesupranta tų traktorių. Bet jie pirko idėją, ta prasme, nesakys degė. Ir mes prašėm ne pinigų, mes prašėm investicijos, kad mes galėtumėm užaugti, augti ir mums pavyko. Kažkuria prasme tai buvo Shark Tankai, tik tai kitam formate, gyvenimiški. Jūs vienoje taip pat dar laidoje girdėjau minėjote, kad jūs nemėgstate, turėjote kažkokią komunikacijos specialistus ir nemėgstate, kai kalba ne jūsų lūpomis. Ir dabar, kai tą paminėjote, man priminė šitą atvejį, tada gal galite papasakoti, kodėl nemėgstate, kai kalba ne jūsų lūpomis, bet jūs rinkodaros skyrių turite pas save. Tai kaip jūs čia su jais sudeleguojat, kad būtų jūsų žodžiai? Rinkodara yra visa įmonė. Visų pirma, taip reikia turėti rinkodaros vadovę. Agne, ko moko irgi ta pati knyga Livingstonas žuvėdra? Išlipti iš savo būrą ir pradėti skristi ir mokintis skraidyti kitaip. Tavo būrys greičiausiai tave išmes, nes būriui nepatinka, nes žuvėdros taip neskraido. Žuvėdros skraido iki to laivo ir atgal, žinai. O Livingstonai skraido aukštai, išmėgina naujas galimybės ir daug jaunų verslų, mano galva, daro klaidą, kurdami savo verslą pagal kažkieno sukurtą šabloną, bet kažkieno kadaise. Nes taip atrodo įmonės, taip atrodo žuvėdrų būrys, turi toks būt. Nes reikia taip. Rinkodara yra visa įmonė ir kiekvienas žmogus įmonėje yra rinkodara. Net ir tas, kuris negalvoja, kad jis rinkodara, jis yra rinkodara. Jisai grįžęs namo, tarkim, pasakoja, ką jis veikia įmonė ar ką įmonė veikia. Jo šeimos nariai išgirdę, kas ten vyksta, kaip ten fainai buvo, kažkam dar papasakoja, nes rinkodara yra pletkai. Tu gauni tą nematomą žinomumą, kurį kiekvienas žmogus neša, bet svarbu žmonėm tą duoti, bet tuo pačiu metu mūsų skyrius tai yra aš, Agnė, kokie dar 5-6 vyrukai iš pardavimų, kurie nėra rinkodaros skyrius. Bet jie daro rinkodarą, jie geba kurti turinį. Tik tokia, pavyzdžiui, mūsų žvaigždės tai ne aš. Mūsų žvaigždės yra visai kiti žmonės. Yra įmonės darbuotojų, kurie įmonės akaunte arba savo akaunte, kurdami profesinį turinį apie techniką, bet įdomiai, renka virš 1 milijono peržiūrų. Tai ta rinkodara yra visa įmonė. Ir kai vadovai tai supras ir pradės kažkokiu būdu, bet, aišku, čia tam reikia organikos. Jeigu pats vadovas negeba, tada turi pasisamdyti stiprų žmogų šalia, kuris geba daryti tą ir įtraukti visą įmonę į rinkodarą. Platinom akcijas akcijų biržoje ir privalomai reikia, nes tuo metu aš irgi nežinau, kaip reikia. Man sako, kad reikia mūsų patarėjai, kad reikia turėti viešųjų ryšių specialistus ir nuo dabar viskas čia turi būti. Pasisamdėm vieną,
su visa pagarba, dabar esi tikrai profesionalus žmogus. Ir pradžia viso mūsų darbo, žinai, nu dabar tavo Facebookas turi pasikeisti, o mano Facebookas tai ten eilėraščiai mano pamastymą apie gyvenimą, tuo metu labai daug lyrikos turėjau. Kažkokia, žinai, trumpėse irgi apie ten likimą, dar kažką, nu va taip jaučiausi, taip prašydavau, taip darydavau. Tai va dabar viską delete, dabar tu turi būti šlipsas ir vadovo komunikacija, žinai. Corporative. Ok, na, padarėm mes kaip ir viską gerai, bet aš taip pat nebedaryčiau. Nes aš nepasitikiu žmogum, kuris dėvi kaklaraištį ir turi lakuotus batus. Tai jeigu tai yra vadovas ir jisai vaidmenyje, tai aš jo nepasitikiu, nes tai nėra tikras žmogus. Nes šablonas, kostiumas, šlipsas ir lakuoti batai, tai yra žmonių sugalvotas įvaizdis, kaip turi atrodyti vadovas. Grįžtant į tą, kad už mane pradėjo rašyti tekstus kažkas. Na taip, mintis mano, bet jas reikia padaryti taip, kad jos būtų tokios korporatyvios, kad potencialūs investuotojai, tenai finansų žmonės skaitydami, matytų rimtą čia žmogų tokį, žinai. Tai va buvo patirtis, kokie metai pavažiavom taip. Ten reikėjo straipsnį, ten verslo žiniom ar dar kažkur išleisti. Iš manęs nori padaryti ne mane. Ir va kada ateina ta laisvė. Ta laisvė ateina tada, kai tu versle gali būti pats savim. Aišku, per anksti pradėjęs būti pats savim, gali pats savo kliūtim pasidaryti. Nes jeigu aš ateičiau dabar va, toks, kaip dabar atrodau, va taip pat visai su tatuiruotėm, su kerzais prieš 15 metų, nežinau, į banką paprašyti paskolos, su mažos įmonės balansu, tai greičiausiai netrodyčiau patikimai. Bet tą laisvę, kai užsidirbi, tai aš jau nebenori paleisti. Ir pavyzdžiui, aš neturiu švarkų, neturiu kaklaraiščių ir neturiu lakuotų batų. Bet kitiem tie kaklaraiščiai, lakuoti batai, jiems suteikia pasitikėjimo. Jeigu žmogus netiki savimi, tai visas tas jam sukelia pasitikėjimo jausmą. Jo, tu turi kažkurio momentu savim pradėti pasitikėti. Ir dėl ko komunikacija, kai vėl paleidi savo, tu turi autentiką. Ir aš tikrai turiu feedbacką ir žinau, už ką mane myli ir kviečia ten kalbėti kažkur, tai nes man nereikia vaidinti personažą. Net rikliuose man nereikia vaidinti personažą. Kai tu nesi vaidmenį, tai tavęs neslegia vaidmuo, tau nereikia išmokti teksto, galvoju. Aš niekada nelipu ant scenos išmokęs teksto, aš niekada nežinau, ką aš pasakysiu. Pavyzdžiui, turiu ten vieną tokią prezentaciją, kuria jau, man jau atsibodo, jau yra, kodėl durniam sekasi. Aš ją sakiau kokią nemažiau 30 kartų įvairiom auditorijom. Bet kiekvieną kartą pasakojimas gaunasi kitoks, nes, kadangi tu nemoki jo mintinai, tu tiesiog keliauji, matai publiką, ir matai, ko publika liktai nori, kur rezonuoja, kur nerezonuoja ir pagal tai važiuoji. Dažniausiai ta korporatyv komunikacija mažai duoda naudos. Taip, jinai kartais čia yra higiena, tiesiog higiena. Taip, turi turėti ir viską, žinai. Bet naudos perspektyva jinai dažnai būna labai, minimali. Ką pastebėjau, kad kai tave žmonės mato tikrą ir supranta kaip tikrą, ne personažą suvaidintą, nes pavyzdžiui, kaip paralelę pasakysiu, nesenai vienam renginėje vienas žinomas aktorius vedė renginį ir mes bendraujame ir aš nesuprantu, kur tu esi žmogus, o kur tu esi aktorius, ta prasme. Ir man tas trikdo, ta prasme, man tai kelia nepasitikėjimą. O versle viskas pagrįsta pasitikėjimu. Ir pamačiau, kad ypač nauji kažkokie tai kontaktai, kurie atsiranda, bet aš tave jau pažįstu, taigi tu toksai gedas, viskas čia su tavim gerai, tai čia high five darom, viskas čia gerai. Tas pats ir su mūsų klientais. Yra žmonių, kurie, tarkim, 10 metų taip žaidžia netoli mūsų, žinai, ir nenori su mumis pradėti dirbti, žinai, tenai, tarkim, įsigyti iš mūsų techniką. Nes kažkodėl biški nepasitikė. Ir čia bam lūžis, ta prasme. Vien dėl to, kad, žinai, atvažiuoju aš, ir viskas pasikeitė, ta prasme. Tas vadovo žinomumas, aiškiai išreikšta vertybinė pozicija, lyderystė ir buvimas savimi, tikru žmogumi ir nenuskridusiu kažkur į padangę, žinai, ant tos pačios žemės, tom pačiom kojom, jis duoda didžiulę pridėtinę vertę vėliau ir pardavimam, nes ne tik aš reiškiu savo vertybės, įmonė irgi susiformavosi savo vertybės, ta prasme, per tai mus vertina jau dažnai ir klientai. O mūsų vertybės, tarp kitko, labai įdomi tema. Labai daug metų galvojau, kad mums nereikia HR-o. Kad
ta prasme, aš pats HR-as, man viskas gerai. Yra ne vienas atvejis įmonės istorijoje, kai žmogui nepasiseka vienoje pozicijoje, žinai, tai vietoj to, kad atleist, pirmiausia, suki smegenis, kad žmogus geras keist poziciją, kitur kažkur padėk ir pasiteisindavo. Nu, tai aš geras HR-as kitas. Nu ir kažkurio momentu įvyko, kad jau tikrai reikia HR-o, atsirado HR-as, nu ir prasideda, viskas čia pas mus neblogai, yra daug gerų dalykų, bet kur mūsų vertybės, kodėl jų nėra, nu, ką žinau, nu, kam jų reikia, ta prasme. Nes mane žiauriai erzina, kai ateini į didelių įmonių ofisus ir būna ten užrašyta kokia nors žemės išsaugojimas, ten mūsų vertybė, ten koks nors ten tvarumo skatinimas mūsų vertybė, pagarba žaliajam kursui, dar kažkam, whatever, tas tokių sudėtingų klišių, kur dar, ką, kai įsiklausiau į mintį, nu, padarėm tokią sesiją, sukvietėm įvairių žmonių iš įvairių grupių, ir ta prasme, ir iš serviso, ir iš pardavimo administracijos, iš sandėlio, ir tokį brainstormą didelį, žinai, vertybės, žinai, kas yra vertybės. Visi brainstormina ir vėl gimsta tokie ilgi sakiniai ten, kaip ten, nu, atsakomybė ten prieš klientą, ten greitas servisas, greitas servisas ne vertybė, čia tiesiog, nu, taip turi būti, žinai. Ir aš iš šono stoviu ir matau visą tą situaciją, tą diskusiją. Nu ir toks nušvitimas, žinai, kad apskritai, kas yra vertybė? Pasakai vieną žodį, kas yra vertybė kokia nors. Ne apie įmonių vertybės, bet, nu, tavo vertybė. Ta pati drąsa, tiesa. Va, stop, šita vieta. Kad yra vienas žodis. Vertybė nėra žodžių kratinys kažkoks, kuris pataikauja kažkam, žinai, ten žaliajam kursui, tvarumui, ten inovacijom, kam nori, žinai. Vertybė yra žodis. Ir tada hebra stop, davai dabar paprastinam viską ir įsigrynino 4 žodžiai. Drąsa. Pataikiau. Laisvė. Tada draugas. Ir tikra. Čia reikia biškai paaiškinti. Reikėtų. Nes čia reikia pridėti žodį. Eva yra drąsa. Tie, kurių bijo visi, bijo tų, kurie nieko nebijo. Nes mes visada esam drąsūs su savo nuomonė. Mes nebijom politinės reakcijos. Jeigu yra neteisybė, mes drąsiai stojamės į savo kliento pusę. Net nebūtinai kliento, kitą kartą kažkokio žmogaus randam. Eva yra laisvė. Čia gyvena tik laisvi žmonės. Evoje. Jeigu tau reikia rėmų, tai Eva ne vieta tau, ta prasme, ne čia atėjai. Jeigu tau reikia, kad įvilktų į kostiumą, tai, nu, yra įmonių, kurios tą gali. Mes to negalim. Ir tą laisvę mes iš tikrųjų skiepėm ir savo klientam. Dėl to, pavyzdžiui, pas mus yra jokių dress kodų, ten kažkokių dar kažką, mes skatinam laisvę. Tada Eva yra tikra. Mes nemeluojam. Nes, pavyzdžiui, žemės ūkija, technikos biznyje tai įvyksta daug visokių dalykų, nes technika genda. Ir tikrai būna prisidirbi. Gali meluot muilint, arba gali iš karto sakyti tiesą, įvyko, reaguojam, darom, mes garantuoju, mes šiandien esam geriausias servisas Lietuvoje, o gal ir Pabaltyje. Bet čia dalis to tik, mes nemeluojam šiaip nieko, ta prasme, kartais gali suklysti kažkur tai komunikaciškai, bet mes ir prisipažinsim, kad suklydom. Atsiprašom, taip įvyko. Ir Eva yra draugas. Kaip vertybė gal skamba keistai, bet mes ir įmonėje norime būti vieni kitiem draugai. Daug korporatyvų pasakys, kad yra labai ydinga įmonėje auginti šeiminiškumą ir draugystę tarp žmonių. Aš visiškai su to nesutinku. Nes kai žmonės pasitikė vieni kitais, jie yra draugai. Bet mes esam draugas ne tik tai vieni su kitais. Mūsų deklaracija yra ir su klientais, kad mes esam draugas visų pirma. Ne tiekėjas ir klientas. Kad klientas irgi turėtų tą pasitikėjimą, kad pirmiausia, tu jauskis su draugu. Ir nutikus ten kažkokiam nesusipratimui ar ten gedimui, tai tu neskambink išsirėkt, o tu paskambink draugui, klausyk, atvaryk, padėk, žinai. Čia su tavo to daiktų kažkokios nesąmonės vyksta. Ir tas draugas irgi yra labai stipri vertybė. Tai tada, kai įsigrynini tos 4 žodžius, kad tai yra moralinis kompasas apskritai įmonės veikloje toliau. Įvyksta koks nors įvykis, na, konfliktinis, tarkim. Emocinis liktai ar patirtis kažkokia sako, kad ten iškart darom taip, paskui biški stop. Perinam per 4 žodžius. Žinok, ne, darom kitaip, ta prasme, nes pažeidžiam savo kodeksą, ta prasme. Nes čia svarbu, čia yra kodeksas, čia yra deklaracija, čia yra, nu, blema, čia yra stipru. Ir pavyzdžiui, kai vyko ūkininkų protestas,
jis teisingai vyko. Ta prasme, kadangi aš žinau kontekstą, tai ta prasme, jis negalėjo nevykti. Ta prasme, čia jau buvo paskutinis šansas kažką pakeisti, nes didelė neteisybė vyko su ministerija. Ir traktoriai važiavo į Vilnių, ir mūsų asociacijai buvo, ir kitose asociacijose diskusijos, ar čia verslas, agroverslas, taigi nėra ūkininkas. Tai yra daugybė aptarnaujančių verslų, kur dar daugiau žmonių negu ūkyje dirbančių. Tai čia agronomai, inžinieriai, tokie kaip mes, ten, grūdų supirkėjai, trąšų pardavėjai, informacinės technologijos, ta prasme labai labai daug visko, žinai. Ir visi išreiškia tokią keistą, kaip keistą, turbūt Lietuvoje normalią poziciją, kad verslas į politiką nesikiša, čia jie tegul tvarkosi, žinai, mes čia kaip ir žinai, bet jūs ten laikykitės ten, žinai. Aš sakau, tada aš nesutinku, nes tada aš elgiuosi kaip man tinka, pasitarėm dar su savo kolektyvu, su komanda, kad Eva yra draugas ar ne? Eva yra draugas, jau pirmas momentas. Eva bijo sudalyvauti kažkokiam procese, kuris susijęs su politika. Eva nebijo, nes mes drąsus. Mes turime elgtis kaip visi, ne, nes mes laisvi. Ir tada, jeigu šitaip, tai mes privalom būti tikri, ta prasme, tuo, ko esam. Na ir tada prasidėjo viešas palaikymas, visų pirma, soctinklai, žinai, irgi daugybė reakcijų, didelė eskalacija, tada vakarų Lietuvos ūkininkam buvo blokuoti keliai važiuoti autostradą, nes kelių direkcija neišdavė leidimų, nes visaip kaip bandoma buvo sustabdyti tą traktorių srautą į tą Vilnių. Jie turėjo važiuoti aplinkeliais, miesteliais ir reikėjo nakčiai kažkur sustoti. Mes turėjom sklypą tuo metu, ant kurio dabar jau stojo mūsų naujasis pastatas. Stundėm sniegą, pakvietėm visus nakvynės. Važiavo 300 su virš traktorių. Tada mes jūs pavalgydinom, sriubą vyrėm, karštą vyną, ten atsigėrėm, tada ryte visus išlydėjom ir patys važiavome į Vilnių. Kalbėjom, lipom ant scenos, padėjom komunikuoti ir paskui tai grįžta karmos taškais, bet komunikaciškai čia galėjo įvykti tragedija. Nes čia yra keli tūkstančiai žmonių, kurie yra Vilniuje, iš visos Lietuvos, žmonių iš kelių tūkstančių yra visokių. Ir provokacijų galėjo būti irgi visokių. Ir pavyzdžiui, būtų įsižiebęs koks nors incidentas, kokios muštynės netyčia, nedidelės riaušės, ir tada Eva pradeklaravusi savo palaikymą, būtų reputaciškai nukentėjusi. Bet Eva dalyvavo visame procese, kad padėti ir komunikaciškai, ir kad irgi neįvyktų tokių dalykų. Tai va čia gaunasi lyderis būtent versle rizika ar būtinybė marketinge. Tai ir gaunasi, kad va čia buvo rizika, jūs ją matėte, bet po to ją mačiau. Jūs tik po to. Tuo metu netrodė. Tuo metu ne. Viena tai iš tokių stipriausių turbūt rizikų buvę, ar dar yra kažkokių nors įvykę panašesnių, va tarkim, kur irgi po to pagalvojate, kad čia galėjo pasibaigti ne taip, kaip pasibaigė. Tai pavyzdžiui dabar kultūros protestas. Mačiau, dalyvavote jūs. Jo, ir kultūrininkai buvo tie žmonės, kurie pirmieji tą neapykantos bangą atvažiavusiam traktoriam pylė, kai į Vilnių atvažiavo traktoriai. Ir paradoksalu, praėjo metai, daugiau negu metai, pusantrų. Tie patys traktoriai grįžo palaikyti kultūros žmonių. Tai čia vėlgi, čia yra vertybinis žingsnis ir išstojimas, nes daugiau iš verslų vėl niekas to nedarė, iš agroverslų, nes čia dėl kultūros žemės ūkio bendruomenės kilo. Yra, net atsirado savoka kultūringi ūkininkai. Čia grupė ūkininkų, kurie palaiko iniciatyvą ir nori, kad Lietuvoje nebūtų taip, kaip yra. Ir yra kita pusė, kuri labai stipriai pyksta, kad dalis ūkininkų dalyvauja, bet čia yra demokratija. Tarp ūkininkų lygiai taip pat yra visokių pažiūrų žmonių. Nepaslaptis, kad Žemaitaitį ne Kaunas ir Vilnius išrinko. Tai natūralu, kad yra toks kampas. Bet vėl, taip supranti, kad tu prarasi dalį klientų. Bet nebijote rizikuoti, nes jūsų vertybės, taip sako. Atitinka. Prarasi, tai prarasi. Bet būsi tikras ir autentiškas. Taip. Ir neišduosi savęs. Ir plus, aš pasakiau savo poziciją. Ir aš nebandau tavęs įtikinti, galvoti kitaip. Yra verslo dalis, yra vertybinė dalis ir politinė dalis. Tai šitos dalykus atskirkim. O kaip žmogus žmogui patinkam viens kitam, kaip verslas verslui patinkam viens kitam, tai politika iš šono ir viskas. Gediminai, tai vis dėlto lyderis rinkodaroje. Rizika ar būtinybė?
yra žmonių, kurie tam nesutverti. Ir yra žmonių, kurie pradėjo verslą ir vadovauja verslą, bet neturi to X faktoriaus, to, kuris galėtų nešti tolyn. Ir tai nebūtinai yra, tarkim, blogai, nes yra tų tylių verslų, kuriem tas viešumas jam nieko neduoda. Net nežinau, kokią sritį paimti kaip pavyzdį. B2C segmente, sakykime, B2B turbūt ne, bet B2C segmente gali būti kokie nors, kur grinai yra produktai labai toli nuo jau įmonės kultūros, tiesiog B2C segmento produkcija. Gal ir B2B, bet pavyzdžiui, be komunikacijos, net jeigu tu esi sėkmingai ten uždirbantis verslas, stabilus, be vadovo komunikacijos, tu lyg ir deklaruoji, kad tau, čia visko užtenka, aš daugiau nebenoriu. Ir aš matęs tokią vieną labai gerą skaidrę, bet labai senai jau iš tų laikų, kai dar čia GPT ir ten nebuvo jokių galimybių ten papaišyti kažką, vos ne karikatūros lygmen, žinai. Įmonių gyvenim ir raidos etapai, žinai, ten augimas, ten jaunystė, dar kažkas. Ir branda. Ir jau kai pasiekiai brandą, mirtis. Nes tada tu pasirinkai tą kelią, kaip žmogus gyvena. Augau, subrendau ir tada prasideda senatvė, stagnacija, mirtis. O jeigu pažiūrėti sėkmingų verslų istorijas, tai jaunystė niekada neturi baigtis. Tai reiškia, skrydis niekada negali baigtis. Verslas turi ieškoti naujų formų, verslas privalo keistis, taikytis prie naujų dalykų. Aš dar prieš 2 metus kažkaip net netikėjau dirbtiniu intelektu apskritai. Rykliuose, pavyzdžiui, irgi. Ir ateina, pavyzdžiui, žmonės pristatinėti visai gal neblogą idėją, bet jiem labai sunkiai sekasi pasakoti. Ir jau nekartą turėjom tokią situaciją, o kuris čia iš jūsų lyderis? Kas šis SEO, žinai? Tai lyderis neatvarė. Tai dabar jūs atsiuntė jūsų lyderis čia pakalbėti, lyderis turi kalbėti. Tu negali vietoj savęs deleguoti kito žmogaus kalbėti. Pavyzdžiui, šito vietoj, tik aišku, jeigu tas lyderis supranta ir nori aukti ir, tarkim, elementarų žmogaus kompleksai gali būti stabdis. Tiesiog, bijau, jaudinuos, nemėgstu kalbėti, scenos bijau, ką žmonės pasakys. Ir dar paskui vieną akcentą pridėsiu, yra vienas, bet yra daugybė priemonių. Treniruokis, pasisamdyk, resursai įmonės paprastai vis tiek leidžia kažkiek išleisti mokytis. Pasisamdyk... Coacherį? No, niekada coacherį. Nori deginti pinigus, samdyk coacherį. Ir nori susigadinti save, samdyk coacherį. Coacheris yra žmogus, kuris tikrai paims iš tavęs pinigus. Jeigu tu patikėsi coacheriu, tai tu prisimsi svetimą patirtį ir pagal svetimą patirtį pradėsi statyti save ir savo verslą. Tai dažniausiai nuvesi niekur, o save statyti turi pats. Tu pats esi savo statybininkas. Pasisamdyk viešo kalbėjimo mokytoją, oratorystės mokytoją. Pasitreniruok debatų. Įmesk visas knygas motyvacinės apie ten, kaip tapti sėkmingu į šiukšliadėžę. Ta prasme, pats į save investuok, mokinkis. Bet ne coacheriai. Dar praeitam dešimtmetį dar tie coacheriai kažkaip buvo kažkas pozityvaus, dabar coacheris yra devalvuotas žodis. Jau kai nieko nemoku, tai varau būti coacheriu. Tada, žinai, ir babkės gero, žinai, ir žmonės tiki, žinai, nes mokytojas aš matai, nes iš karto tau status, aš coacheris. Grįžtu prie bet. Viena yra vadovo ir lyderio komunikacija, kuris yra savo verslo šeimininkas. Kai tu nebijai, nes aš neturiu prieš ką bijoti, prieš save. Aš turiu bijoti tik tai, kad nenusikalbėčiau tiek, kad, ta prasme, padaryčiau žalą įmonėje ir ten, kad mano darbuotojai būtų gėda dėl manęs. Arba mano klientam, žinai, būtų gėda dėl manęs. Bet, kai tu esi samdomas vadovas, ypatingai didelėse įmonėse, čia jau yra vienas bet. Juos riboja, jie nelabai gali iš tikrųjų būti savimi, nes jie neša atskaitomybę prieš valdybą, prieš akcininkus. Ir, pavyzdžiui, drąsa būti savimi šiuo atveju yra labai ribota. Ir, pavyzdžiui, šito vietoje žiauriai, nuoširdžiai nepavydžiu to jausmo. Pas mane yra samdytų vadovų, ta prasme, bet vis tiek yra mano kultūros dalis, ta prasme, tai mano dešinė ranka, kairė ranka, jie vis tiek žino, kad aš palaikysiu, ką jie daro ir aš skatinu jų buvimą savimi. Tarkim, struktūriniai įmonės pokyčiai, kad jau atsiranda vykdomasis direktorius, tai aš neprašau jo būti
tokiu, kaip aš buvau, nes tu kitoks žmogus, ta prasme. Ir aš tikrai mes pasikalbėjom ir iš karto, kad nebūtų konflikto ateityje, kad tu lipdai dabar savo matymą. Nes mano matymas gali tau kenkti, nes tu kitokia žuvėdra, ta prasme. Tu mano būrio dalis, bet ta prasme tu kita žuvėdra. Lygiai taip pat iš apačios auga žmogus, kuris jį pakeitė, nes, tarkim, pardavimų vadovas, kur irgi iš karto dedamės, čia patirtis moka, kad ten irgi mokyti reikia, prižiūrėti reikia, bet sistema jau gimsta šiek tiek kitokia ir tas žmogus jau kurtis šiek tiek kitokią ekosistemą. Bet tų didelių labai įmonių vadovam iš tikrųjų yra sudėtinga tapti komunikatoriais. Nes leptelsi kažką tai drąsaus, kas lyg ir iš principo nieko baisaus ir akcininkam nepatiko, žinai. Ir tu esi be darbo, nes tu esi nelaisvas. Būtent. Bet galbūt tai yra tavo išsilaisvinimas pradėti skrydį ir galbūt atsirasti kažkur, kur gyvena tokie paukščiai kaip mes. Tai ačiū Gediminai už dalyvavimą, ačiū, kad pasidalinote, kodėl yra lyderis svarbus, lyderiui yra svarbu būti rinkodaroje, kodėl jis turi vesti savo įmonę, skraidinti visas tos žuvėdros, kad skristų paskui jį, tai dėkoju jums labai už pokalbį. Ačiū labai už pakvietimą ir pabaigai turiu visiems palinkėjimą tokį, kurį visur nešiojosi. Įsidėmėkit vieną tokią tezę versle ir gyvenime. Mačernis. Reikia mokėti gyventi dūžtančiose formose. Kai suprasit šitą, atsivers pasaulis.